Good evening, ladies and gentlemen. Direct and please. Jau noriu purvėsiu, jau pavargau nuo to dušniako. Kaip tik Lietuvoje nežinau kiek laiko patiks, bet dabar tai noriu. Įdomus laipinimas visą laiką būna prieš laipinant sužiūri, sakys per galą, kas per priekį, čia prie lėktuvo ir sėsta prie lėktuvo. Gerai, dabar jau filmuoju. Tikėjausi, kad mačiau skrydį. Tai va, naktelė maždaug tokia buvo. Nusimato.
bus gerai. Kai pabūni vienam International oro uoste ir pamatai koks, toks, kaip čia pasakius. Ir paskui atvyksti į kitą. Ir atrodo, kad ne lėktuvų skraidai, o laiku keliauji. Nes skirtumas tai atrodo, kad prieš 30-50 metų tenai viskas likė. O čia viskas nauja. Arba atvirkščiai, arba čia 50 metų į priekį. Tikrai didžiulis skirtumas. Viena iš tų pasaulio vietų, kur niekada nemiega ir neužtyla, tai oro uostai. Oro uostai ir gym, ir spa, ir hoteliai, visko čia yra. Einu jaučiu, pabandysiu tą. Yra lounge'ai, kur porai valandų tipo gali eit. Power nap, pamiegoti, tipo trumpą miegą. Reikia pabandyti. How it's closed? Yes, mechanical. Okay, come keep your stuff there. Okay, thank you. Tai tipo kapsulė čia tokia, bet gerai, aišku, porą valandų. Einu pamiegosiu. Ten pakeisiu. Kaip bus, tai bus. Sugalvoti. Aišku, galėtų nelimituot laiko, bet yra kaip yra. Na gerai, viskas. Tai labanaktis. O čia yra šviesų pasirodė daugiau, tai galiu parodyti. Na tai kapsulė iš esmės. Iš esmės normali kapsulė. Bet oro uoste tai labai gerai. Na tai dabar jau tikrai labanaktis. Baigiamai pamiegoti, porą valandų pamiegojau ir laikas prasistūmė tarp ilsėjau. Nu ir dabar kalbos į trečią lounge'ą. Labai gerai tie lounge'ai. Kai daug keliauji, tai tikrai gerai. Jeigu reiktų čia pirkti, tai aišku, kad nepirkčiau 3 lounge'ų per vieną buvimą. O dabar tai ką, ten laik ir viskas. Na.
Todėl, kad tik tai nėra jokio standarto tokio, nes kitose šalyse, pavyzdžiui, būna jau šudiniai. O pavyzdžiui, Dubajui, tai visi daug maž geri. Nėra geresnio ar blogesnio. Sakai, čia tai viskas tikrai. Nu ką, ir viskas. Liko pusvalandis. Greitas laikas praeina. Varau į skrydį. Tikiuosi pakilsim. Nebus 12. Ir viskas, dabar 8 valandų skrydis, tai čia labiausiai ko nemėgstu, tai ilgų skrydžių, nes senatai pramiegojau iš tikrųjų, buvau pavargęs. Tai labai greit praėjo, nes pavalgiau lėktuvę ir nuėjau miegoti ir viskas. Tai dabar irgi pamiegojęs esu blembotas. Gerai, tas viešbutis čia gavosi visai čia. Tas 2 valandų, aišku, galėtų būti 3 valandų, nes 2 valandos tai biškį mažoka, bet vis tiek geriau negu va taip sėdėti ant suolo. Ar ten tam launče, kad ir sėdėti valgyti, vis tiek, kiek tu ten privalgysi. Jau dabar va pusryčių tai net nevalgiau, nes lėktuve vėl duos valgyti. Tai žodžiu, gerai gavosi. Tikrai labai gerai. Tas Revolutas atsipirka, jeigu daug skraidai, tai tikrai labai apsimoka. Gerai, tai viskas. Dabar jau Amsterdame. A12, manau. Liko 25 minutės, kažkaip jie čia neskuba laipint. Nes pusvalandis tai būna paskutinis tikrai, jau valandą prieš turėjo pradėti laipint. Taip daro, paskui jau paskutinis kolas būna pusvalandis. O čia dar net nepradėjo. Nežinau. Oi, nema ir vėl. Kingai gavosi. Liko iki skrydžio 15 minučių. Lema sėdžiu, galvoju, žiūriu, vieni atėjo kažkoks, tai galvoju, gal jie čia. Ir nuėjo. Lema galvoju, nueisiu, aš paklausiu. Sako, mes jūsų laukiam, sako. Tai, sakau, visi sėdė ir aš sėdėjau, ką žinau, kur žinau. Tai, žodžiu, tai viskas gerai, bet... Juokinga. Jie, turbūt čia tas 2 aukštų lėktuvas. Labai norėjau 2 aukštų lėktuvą pamatyti. Aišku, aš į antrą tai neįsiu, bet nepateksiu, bet vis tiek labai norėjau pamatyti. Jo, 2 aukštų lėktuvas. Gerai, lemba, čia reikia turbūt eiti pagal... Svarbu. Kaip mus naisiu. Lemba, įdomu bus pamatyti lėktuvą. Bet žodžiu, sėdžiu, laukiu, pasirodo, kad čia jau visi sulipę. Gerulis aš. Hello. So this is second one for you. Thank you. Labai. Kietai čia. Pagalvėlę duoda, šitą duoda, viską duoda, nieko nereikia. Erdvės belekiek. Nėra kaip parodyti čia, aišku. Žiauriai. Jaučiasi.
sėdėsiu, tai iš čia trečia eilė. Nuo pat tai tyliai skrisiu. O, tik pačius skrendam. 2 aukštų. Lemo, kaip pasižiūrė toks lėktuvus, tai jie tai atrodo apgailėtinai, tie mažiukai, kur su vienu tuneliuku. Čia iš vis dirbti smagu. Realiai tai ką, čia kaip parduotuvė didžiulė, kai Akropolis palygint su... Realiai tai kaip Akropolis palygint su paprasta Maksimytė 1X. Tikrai, wow. Ką tik valgiau ir vėl valgiau. Nu, grinai, sakau, tas all inclusive. Nespėjai užsimanyti valgyti, o vėl valgyti. Tai čia panašiai. Have a good day. Thank you very much. Bye-bye. Take care. Turiu bilietą į Vilnių, į Lietuvą pagaliau. Lauką dėl lauką. Nu, varom sekantį. Žodžiu, apie tos launčius, apie tą revoliutą, bet tai man labai pasiteisina visgi, nes galiu tarpą imti didelį, galiu skaityti per... Gavosi šitas ilgas laukimas, bet gali lovą pasiimti, gali aišku pirkti, bet realiai tai
vienas įėjimas ten apie 3-5 eurus kainuoja. Priklauso nuo įvairiai ten kainuoja, bet žodžiu kažkas tokio. O su Revolutu moki ten už tas draudimus, už viską, ta kortelė brangi Revolut Ultra, bet užtat gali eiti kiek nori, tik tai kas 2 valandas. 2 valandas jau, po 2 valandų tik tai sekantį gali imti. Tai va, tai skaityk, per šitą kelionę iš Katmandu 4 launčius ėmiau. Čia Amsterdame 1 kartą nuėjau ir 3 kartus tenai, nes 2 valandas buvau, tada ėjau miegoti 2 valandas ir tada ėjau pusryčių taip lengvai ten suvalgyti. Tai va, tai labai man pasiteisina. Tai kaip ir susimoki, bet paskui labai daug atsiemi, nes kai daug skraidai, tai čia ir kas fainai, kad gali drąsiai gali anksčiau ateiti į oro uostą, be stresų susitvarkyti ir tada būti tam oro uoste. Tai tas žiauriai gerai. Aš išvažiavau, bet galvoju, čia grįšiu į 20 metų. Kur sniegas į mašiną. Lietuva. Jau Lietuva. Tai žodžiu, dar kažką gal norėjau papasakoti, bet pamiršau, tai mano nematė. Gerai, tai viskas, atvykau, viskas gerai. Rytoj aplankysiu visus. Matau, mano taksi atvažiuoja. Vaikausi kažkokius saulėtekių kažkur tai per visą pasaulį, kokia nesąmonė, nes